Ir dabar, Julė, ką tu išskirtum kaip pačius esminius melžimo dalykus? Tai pati esmė yra teisinga ir stipri melžimo rutina. Melžimo rutina gali būti pilna, jinai iš 6 žingsnių sudaryta, gali būti sutrumpinta, gali būti minimali, gali būti iš vis ekstremaliai minimali. Tai anot Julios nėra vieno atsakymo į visus klausimus. Kaip matom, rutinų yra bent 4 rūšis, ką jinai pavardino. Tai dabar paprašykime Julę paaiškinti, kuo skiriasi, pavyzdžiui, pilna rutina nuo sutrumpintos rutinos, nuo minimalistinės rutinos ir nuo ekstremaliai minimalios rutinos. Kaip mums susigaudyti visame šitame spektre? Tai pilna rutina, jinai, kaip ir sakiau, susidaro iš 6 žingsnių. Tai pirmas žingsnis yra pre-dip, tai spenių dezinfekavimas prieš visą valymą ir ruošimą. Antras žingsnis yra pirmųjų čiurkšlių numelžinėjimas. Trečias žingsnis yra spenių valymas. Ketvirtas žingsnis yra svarbus momentas išlaukti nuo 60 iki net 120 sekundžių tarp valymo ir aparato uždėjimo, tam, kad karvė spėtų atleisti pieną. Aparato uždėjimas. Ir kai aparatas nusiima, karvė yra išmelžta, post-dipas taikomas, irgi spenių dezinfekavimas tam, kad padėti spenių kanalams užsidaryti. Čia yra pilna rutina. Sutrumpinta pilna, kai mes kažkokius žingsnius sujungiame į vieną. Pavyzdžiui, kartu su numelžinėjimu daroma ir spenių valymą. Arba naudojame dezinfekuojantį servetėlį, kurį iš karto mums vaikai kaip pre-dip dezinfekuoja spenius, o taip pat nuvalo spenius. Čia yra sutrumpinta pilna rutina. Minimali rutina, kai mes kažkokį tai žingsnį išmetame, pavyzdžiui, nedaroma pre-dip dezinfekcijos, arba nedaroma spenių numelžinėjimą, arba neišlaikome to laiko tarpo tarp nuvalymo ir aparato uždėjimo. Laiko tarpas yra sutrumpintas, kai mes tik tai nuvalome spenius ir iš karto uždedam melžimo aparatą. O ekstremaliai minimalę, kai mes nieko nedarome, karvė atėjo, mes iš karto uždedam ant jo melžimo aparatą ir melžiam. O, skamba pakankamai įžūliai, ypatingai ta ekstremaliai minimali rutina. Tačiau kaip tai įžūliai beskambėtų, man yra tekę sutikti, kad, pavyzdžiui, šitokioje aikštelėje melžiančios 2 melžėjos būtent taip ir melžia. Ir nebūtinai tai yra blogiausias ūkis. Gali būti, kad tiesiog tą dieną jos taip nusprendė, tą savaitę jos taip nusprendė. Tiesiog pastebėjo, kad niekas jų nekontroliuoja ir tiesiog taupo laiką. Jom atrodo, kad jos taupo laiką ir greitai ir gerai atlieka darbą. Karvės eina į aikštelę, jos deda melžimo aparatus, pailsi, tada kitai pusėje sudeda melžimo aparatus ir gražiai, sklandžiai, be jokių bereikalingų judesių, jų manimo, jos užbaigia melžimą. Tai man yra tekę tai sutikti, negalvokim, kad čia yra kažkokios žinios iš kosmoso, tačiau, kiek žinau, mokslininkai aktyviai pakankamai dirba tose srityse ir jie vertina visas tas rutinas ir labai stengiasi išskirti kiekvieną žingsnį, jo svarbą, jo reikšmingumą. Ir gal, Julė, dabar galėtų mums paakcentuoti, kas tose rutinose yra tie svarbiausi momentai. Tai mano manimu yra 3 svarbiausi momentai. Pirmas momentas yra spenių valymas. Tai turi būti kruopščiai, stipriai išvalytas kiekvienas spenis, stipriai paspaudžiamas kiekvienas spenio galiukas tam, kad karvė eitų stiprus signalas į smegenis, kad reikia atleisti pieną. Ir žinoma, kad speniai būtų švarios. Antras svarbus momentas tai yra teisingai išlaikytas laiko tarpas nuo spenių valymo iki aparato uždėjimo. Tam, kad karvė spėtų atleisti pieną, kad suveiktų oksitocinas ir karvė spėtų atleisti pieną, kad aparatą neuždėti ant tuščio tešmens. Ir trečias labai svarbus momentas yra po melžimo būtinai užtaikyti dezinfekciją, post-dipas, tam, kad kai karvė išeina į tvartą, kad į atidarytą pieno kanalą nepatektų bakterijos, patogenai iš mūsų tvarto, kad tas dezinfektantas padėtų speniams gerai užsidaryti.